Špicbergene mes savo akimis matėme neužšalusį fjordą, kai vietiniai gyventojai pasakojo, kad dar prieš keletą metų žiemą nebūdavo tokios žiemos, kad jis neužšaltų, šąla kiekvieną žiemą įprastai. O mes matėm, kad jis ten yra tiesiog vanduo, plaukia ruoniai, išlipa ant ledo. Ir energetika 50% viso anglies dvideginio išmeta į orą. Transportas visas, įskaitant ir oro transporto lėktuvus, išskiria tik 7% viso anglies dvideginio. Tuo tarpu tai atkreipia turbūt labai daug dėmesio ir žmonės dažnai kaltina mašinas, galingus džipus, orlaivius, būtent dėl globalaus atšilimo, nesusimastydami, kad net pusę viso šiltnamio efekto sukuria energetika. Kitą didelę dalį visa kitokia pramonė ir panašus dalykai. Taip, kad vienu politiniu sprendimu, sakykime, kalbant apie energetikos dalykus, galima padaryti žymiai daugiau negu daug triukšmaujant ir kalbant apie tai, kaip reikėtų pereiti prie elektros variklių ir raginant neskraidyti lėktuvais. Kaip gyventi ekologiškai. Čia irgi yra daug verslo interesų, politikos interesų ir dažnai paprasti nuoširdūs žmonės yra klaidinami bendrųjų nuostatų. Aš pats su tuo susidūriau ir vykdamas į Ašigalį norėjau nusivežti įspūdingą plakatą, ant kurio būtų užrašas "Neleiskime uždaryti Ignalinos atominės elektrinės" ir taip pat kokią nors iliustraciją. Londone aš taip atsitiktinai patekau į fotografijų parodą ir man patiko labai viena nuotrauka, kur baltasis lokys tupi ant ledo lyties, ta ledo lytis visiškai maža ir jis taip baimingai dairosi aplinkui, matydamas, kad aplink vanduo ir jam reikės plaukti, matyti iki kokio nors kranto arba kitos lyties. Ir man patiko ta nuotrauka, pagalvojau, kad tai būtų įspūdinga iliustracija. Aš susiradau jos autorių ir paprašiau sutikimo naudoti tą nuotrauką savo plakate. Prašiau, kad važiuosiu į maratoną Šiaurės Ašigalyje, norime atkreipti dėmesį, čia turime problemą dėl elektrinės. Aš nuoširdžiai apie tai galvojau. Ir sulaukiau atsakymo, kad apskritai, kad jo labai daug kas prašo teisų į tą nuotrauką. Tai turbūt buvo pagrindinė priežastis, bet jis nepritaręs apskritai idėjai rengti maratoną Šiaurės Ašigalyje, nes vien skrydis į Ašigalį nėra ekologiškas ir lėktuvai irgi teršia oras, išskiria anglies dvideginį ir apskritai to nereikėtų daryti. Dėl atominės elektrinės Ignalinoje, ta prasme, nori, nenori, vis tiek tai buvo atgyvenusi technologijų prasme elektrinė ir ar jūs manot, kad jinai galėjo ir toliau puikiai veikti? Aš manau, kad jinai galėjo veikti dar keletą metų, nes vis dėlto, kiek esu susipažinęs su ta problema, ten buvo investuoti milžiniški pinigai į jo saugumą, nors tai ir yra tas senovinis sovietinis ar BMK reaktorius. Galų gale šitas klausimas jau dabar visiškai išspręstas ir mes galim laisvai apie tai šnekėti, bet jeigu jinai būtų veikusi dar nors keletą metų, tai toks sprendimas būtų prisidėjęs prie anglies dvideginio emisijos mažinimo, nes neišvengiamai dabar elektra yra gaminama deginant kitokį kurą. Jeigu tu įsisuksi elektrą taupančią lemputę, be abejo, tai bus žingsnis mažinant klimato kaitą. Tačiau dar svarbiau turbūt, jeigu visi tie, kas eina balsuoti, kas gali daryti įtaką visuomenės sprendimams, suvoktų, kokie žmonijos sprendimai būtų patys efektyviausi, kad svarbiau yra ne uždrausti skraidyti dideliems lėktuvams arba važinėti mašinoms su galingais varikliais, o pertvarkyti energetikos ūkį. Tie rusų poliarininkai mums pasakojo
kad traktorius, kuris įrengia pakilimo taką, buldozeris, paprastas senas rusiškas buldozeris, jisai ten yra paliekamas ir galiausia patenka į kokį nors plyšį ir nuskęsta į jūros dugną. Dabar irgi tai atrodo brutalu. Vienam kartui, kad išvalyti tą kelią tenais... Visai vasarai, nes poliarinę žiemą ten nėra nieko, o pavasarį atskraidina buldozerį, išvalo nusileidimo taką, tada atskrenda keli krovininiai lėktuvai, įrengia stovyklą, kuri veikia visą vasarą. O paskui manau, kad ne tik buldozeris, bet ir kiti ten pastatai, įrengimai ir visa kita lieka ant ledo ir galiausia kažkaip prasmenga ir ties vandenyno dugno. Žodžiu, kiek šiaurės ašigalėje, kiek žemų tenai žiemojo mokslininkai, tiek buldozerių. Ir buldozerių ten nukrenta, taip, nuskęsta. Bet dabar vėl, tai atrodo brutalu, bet kita vertus, jeigu reikėtų pargabenti buldozerį atgal į Didžiąją žemę, aš nežinau, ar tai nebūtų didesnis poveikis aplinkai, negu tas buldozeris, kuris nuskęsta ir ties vandenyno dugno ir galiausia tenai suyra, sukorozuoja. Taip, kad čia... Nekalbant apie... Žodžiu, tai yra toks ratas, toks ratas ir nesibaigianti istorija. Galima surasti pliusų, galima surasti minusų ir kiekvienam argumentui yra kontrargumentas. Bet tai nereiškia, kad nėra teisingų sprendimų ir nėra atsakymų, kaip gyventi. Tiesiog reikia jų ieškoti. Ačiū labai. Ačiū Jums. Atiduodu techniką ir bėgom sušilti. Kas toliau? Jūs taip bėgsit ir sušilsit. Taip, o jūs važiuosit šildytis. Sušėsim šildytis. Vis dar keistai skamba, kai išgirstame, kad žaliosios energijos klodai tūno mūsų sąvartynuose. Pasirodo, ir šiukšlės gali sumažinti šiltnamio efektą. Sąvartynuose išsiskiriančios metano dujos yra surenkamos ir vėliau panaudojamos elektros energijos gamybai. Ir tai vyksta ne kur kitur, o Lietuvoje, pasakoja žurnalistė Rūta Stalionytė. Vos prieš 5 metus vietoje šio šiukšlių kalno dar buvo tuščias laukas, nes kasmet čia, Kauno pašonėje, į beveik 40 hektarų ploto lapių sąvartyną suvežama daugiau nei 100 000 tonų buitinių atliekų. Daugiau nei trečdalis – organinės kilmės atliekos, kurios pūna ir išskiria aplinką žalojančias dujas. Kaip mes teršiam savo gamtą. Ir kiek turime investuoti ir ieškoti visų technologinių sprendimų, kaip daryti. Nes tas paprastasis deginimas, sakykime, kai kurie propaguoja, kad paimti ir tas visas šiukšlės krūvoje ir sudeginti. Tai net nesprendimas, nes tai turi būti ir rūšiuojama, turi būti antrinės žaliavos ir taip toliau, taip toliau. Reiškiasi, o tas, kas biodegraduoja, tai į biodujas, tą, ką galime, reiškiasi, švariai sudeginti, tai turėtų būti irgi gaminama energija, bet būtinai rūšiavimas, būtinai sutvarkymas. Turi būti apsaugota gamta, turi būti apsaugota mūsų ateitis nuo teršimo. Metanas, tai yra išsiskiriantis metanas, tai yra šiltnamio efektas, tai yra teršalai. Tačiau jie gali būti panaudoti energijos gamybai, kaip biodujos. Biodujų surinkimo procesas prasideda čia, senojo užkonservuoto lapių sąvartyno viršūnėje. 22 vertikalūs gręžiniai tokie kaip šis, kiekvienas jų 12 metrų ilgio. Čia surinktos sąvartyno išskiriamos dujos požeminiais vamzdžiais pirmiausia keliauja į kolektorinę. Dabar šiuo metu kartą per savaitę matuojam visose gręžiniuose, kiek yra metano ir pagal tai reguliuojam. Jeigu metano yra mažai, tai prisukam, kad mažiau siurbtų. Jeigu yra daug, tada truputį pradarom, kad daugiau siurbtų. Kompresorinėje stotyje analizuojama sąvartyno biodujų sudėtis. Matome, daugiau nei pusė šiukšlyno išskiriamų dujų tai metanas, vadinamasis pagrindinis šiltnamio efekto sukėlėjas. Jo žala aplinkai daugiau nei 20 kartų didesnė nei anglies dvideginio. Kad jisai sudegtų ir suktųsi kogeneracinės jėgainės, turi būti ne mažiau kaip 45% metano. Tad pagal aplinkosaugos reikalavimus šios sąvartynų dujos deginamos arba kaip čia lapėse išvalomos ir naudojamos energijos gamybai. Čia yra žvakė,
tuo atveju, tai yra varinė žvakė, tuo atveju, jeigu jėgainė stovėtų, jos nedirbtų, kad dujos nebūtų išmetamos į aplinką, jos yra skirtas įrenginys čia jas ir sudeginti. Bet dabar tai neveikia, nes jos yra panaudojamos. Dabar tai neveikia, nes jos yra transportuojamos, siurbiamos ir transportuojamos į Domeikavos gyvenvietę. Sąvartyno gręžinių biodujos 9 km ilgio trasa keliauja į Domeikavos kogeneracinę biodujų jėgainę. Antrąją pagal galingumą Lietuvoje, kurioje gaminama ir gyventojams tiekiama šilumos bei elektros energija. Bendras galingumas yra 1,2 elektrinio megavato galios, elektros megavatais galios. Reiškia, šiuo metu vyksta aptarnavimo darbai, reiškia, keičiami tepalai, reguliuojami vožtuvai, kad toliau normaliai dirbtų tos jėgainės. Reiškia, yra sumontuotos dviejose konteineriuose po 300, kiekvienas 300 galios agregatas. Reiškia, viso 4 agregatai. Taip šiukšlynų išskiriamos kenksmingosios metano ir anglies dvideginio dujos nepatenka į aplinką, neskatina šiltnamio efekto, o tampa naudinga energetinė žaliava.